Šiandien iškovojote įspūdingą pergalę rezultatu 9-1. Kas lėmė tokį sėkmingą jūsų komandos žaidimą ir tokį sėkmingą rezultatą? Matot, šita komanda dar šiemet yra nelaimėjusi, o mūsų komandai visą laiką šiaip tai sunkiai sekasi žaisti prieš žemesnės pozicijos užimančias komandas ir dažnai prarandam taškus, ne tik šitoj lygoje. Štai šiandien stengiamės iš karto rimtai nusiteikę, kad nebūtų jokių šposų ir kad gerai laimėti aš nesitikėjau 3 taškų. Tačiau varžovams pavyko vis dėlto įmušti įvartį ir tai buvo pirmasis įvartis šių metų pirmenybėse, kurį pasiekė jūsų oponentai. Mes dar prieš varžybos kalbėjom, kad jie nėra neįmušę, o mes, kaip sakant, to labiausiai bijojom, kad mums visą laiką įmuša silpnesnės komandos. Ir pakeitus pilnai visą komandos sudėtį, ant tą sudėtim, šiek tiek susitvarkė gynyboje, davėme varžovom pasidžiaugti. Aišku, ačiū.